kohéziós politika helyét megtaláljuk az új stratégiában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Madame Morkunaitė Mikulėnienė, 2 minutes. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Šiandien kalbame apie tai, kokią Europos Sąjungą norėtume matyti po 10 metų. Šiuo metu nedarbas, ypač jaunimo tarpe, yra viena didžiausių Europos Sąjungos problemų, o tai dėja verčia kalbėti apie dabartinį jaunimą kaip apie šių laikų prarastąją kartą. Kalbame apie naujų darbo vietų kūrimą, aplinkos išsaugojimą, kalbame apie jaunimo iniciatyvos skatinimą, apie paramą švietimo sistemoje, apie daugelį kitų svarbių elementų. Tačiau dažniausiai kalbame apie tai kaip apie atskirus dalykus, nematydami bendro vaizdo. Skaitant dabartinius siūlymus dėl Europos Sąjungos strategijos 2020, dėja neapleidžia jausmas, jog tai vėl gali likti tik tuščiomis kalbomis, jei neatsižvelgsime į nuomonės tų, kurie ir turės įgyvendinti šitą strategiją, tai yra jaunimo. Strategijoje 2020 norisi matyti kaip ekonomikos ir ekologijos jungtį, kurią įgyvendinti padėtų būtent jauni žmonės, kad tai taptų galimybė jaunimui siūlyti savo žinias ir kurti Europos Sąjungos ateitį. Kadangi ir pati esu to paties jaunimo įgyvendinančio strategiją atstovė, pateiksiu keletą konkrečių pasiūlymų. Visų pirma, skatinkime kurtis taip vadinamą žaliasias darbo vietas. Tai yra, numatykime galimybę skirti didesnę paramą verslui, kuriančiam žaliasias darbo vietas ir priimančiam į jas jaunimą. Ar tai būtų žemės ūkis, gamyba ar transporto ar paslaugų sektoriai. Antra, daugiau dėmesio skirkime aplinkosaugai, tiksliau aplinkosauginiam švietimui, tiek integruojant jį į mokymo programas, tiek naujų disciplinų pavydalų. Žengę šios 2 žingsnius pritrauksime daugiau jaunimo į žaliosios ekonomikos kūrimą. Jaunimo, kuris turi pakankamai žinių, įgūdžių ir tikių ryžto. Labai norėtųsi, kad čia Europos parlamente būtų kuo mažiau skepticizmo ir nepamatuotų palyginimų, ką girdėjome šiandien, o kaip tik kuo daugiau ryžto ir optimizmo bei susitelkimo. Dėkui. Ačiū. Now our catch the eye procedure. Colleagues, I have about 19 requests and I can't accommodate even half of you, so just be patient and tolerant with me. I will try as much as I can.